Sveiki, šio vaizdo įrašo tema būtų for ciklas, angliškai for loop. Tai jeigu tiksliai žinote, kiek kartų norite pereiti per kodo bloką, tada naudokite for ciklą, o ne while ciklą. Tai for ciklo sintaksė būtų tokia. Pasirašome for, skliaustuose statement 1 kabletiškas, statement 2 teiginys koks nors ir teiginys trečias būtų. Tada ristinėse skliaustuose kodo blokas, kuris bus vykdomas. Tai pirmas teiginys yra vykdomas vieną kartą prieš kodo bloką vykdymą. Antras teiginys apibrėžia kodo bloko vykdymo sąlygą. Ir trečias teiginys yra vykdomas kiekvieną kartą po kodo bloko vykdymo. Taigi, pavyzdys būtų toks. Pasirašome for skliaustuose int i, jeigu 0 kabletiškas, yra mažiau už 5 kabletiškas ir i++. Viduje pasirašome console writeLine i. Tai čia spausdins į reikšmę. Taigi, paleidus programą, matome, jog mums yra atspausdinama konsolės lange 0, 1, 2, 3 ir 4. Tai gerai, tai kaip dabar tai yra vykdoma? Tai pradžioje, tai yra mūsų i reikšmė yra priskiriama 0. Tada tikrinama, ar 0 yra mažiau už 5. Jeigu 0 yra mažiau už 5, tada yra vykdomas spausdinimas į konsolės langą, tai atspausdinama į reikšmė, kuri yra dabar 0. Tada po šito veiksmo yra daroma i++. Tai padidinama į reikšmė 1. Tai toliau tikrina, ar 1 mažiau už 5. Kadangi 1 yra mažiau už 5, vėl vykdomas spausdinimas į konsolę, mums atspausdina 1. Tada vėl tas i++, tai padidinamas į reikšmę vienetų, tai jau bus 2. Tai tarkim, taip darom dabar kol kas iki kokių 4. Tai dabar žiūrim, 4 yra mažiau už 5. Gerai, tinka sąlyga teisinga true, mums atspausdina į konsolę 4. Tada padidina vienetų vėl su i++. Ir dabar jau mūsų reikšmė yra 5. 5 nėra mažiau už 5. Todėl yra nutraukiamas šio ciklo vykdymas. Tai dėl to pas mumis ir tokios reikšmės konsolės lange yra 0, 1, 2, 3 ir 4. Kitas pavyzdys būtų toks, tai vėl susikuriame mes for ciklą. Tai būtų for skliaustuose int i lygu 0, kabletiškas, i mažiau arba lygu už 10, kabletiškas, i + lygu 2. Ir viduje atliekame taip pat spausdinimą konsolę tos į reikšmės. Tai gerai, ką dabar kiekvienas tas reiškia? Tai int i lygu 0, tai yra įsivykdomas vieną kartą, tai mes tiesiog susikuriame naują kintamąjį ciklą, kurio reikšmė yra 0. Toliau bus tikrinama, ar i reikšmė yra mažiau arba lygu už 10 ir i + lygu 2 reikš, kad i reikšmė bus didinama 2. Tai matome, kad mums atspausdino 0, 2, 4, 6, 8 ir 10. Tai šio ciklo panašiai jis veikia kaip ir prieš tai rodytas, tai kad kuo skiriasi, kad didina ne vienetų, o 2 ir yra tikrinama reikšmė iki 10. Tai taip. Tai dabar pabandysiu vėl pavyzdžiui papasakot, kas čia vyksta. Tai gerai, kaip ir sakiau, susikuriam tą int i lygu 0 kintamąjį. Tada tikriname, ar 0 mažiau arba lygu už 10 tai yra teisinga sąlyga. Tada spausdinama mums 0 į konsolės langą. Ir įvykdžius šitą, tada prie i yra pridedama 2. Tai mūsų i reikšmė jau yra 2. Tai tikrinam vėl, ar i yra mažiau. 2 yra mažiau arba lygu už 10, tai yra, tada spausdiname tos 2 konsolėje, vėl padidiname 2. Tai taip darome, kol i reikšmė, tarkim, jau yra 10, tai 10 mažiau yra lygu už 10, todėl spausdiname 10 ir vėliau jinai padidinama 2
vienetais ir jau bus 12 nėra mažiau arba jeigu už 10, todėl išeis ciklo. Taip pat yra galima įdėti ciklą kito ciklo viduje, angliškai tai vadinasi nested loops. Tai vidinis ciklas bus vykdomas vieną kartą kiekvienai išorinio ciklo iteracijai. Tai pavyzdys būtų toks. Susikuriame išorinį ciklą kokį nors for. Vėl pasirašome int i, jeigu vienam, i mažiau arba jeigu už 3 ir plus i. Toliau šio ciklo viduje pasirašome kokį console writeLine outer plus 1 ir toliau susikuriame tada jau vidinį ciklą for skliaustas int j jeigu vienam, j mažiau arba jeigu už 3 ir j plus. Šio ciklo viduje pasirašome console writeLine inner plus j. Tai kodėl skiriasi ten į išoriniam, o j vidiniam, tai kadangi jau yra apsirašytas pirmame cikle naujas kintamasis i, tai nebegalime naudoti tos pačios raidės, todėl reikėtų naudoti kitą. Tai ką jis čia darys? Tai pasileidę programą pamatysime tokį vaizdą. Tai vieną kartą bus atspausdinamas outer plus i pirmoje ciklo iteracijoje bus 1, tada bus įeinama į vidinį ciklą, jis bus vykdomas iki tol, kol jo yra mažiau arba jeigu už 3, tai mums 3 kartus tada atspausdins konsolės lange inner plus j, tai būtų 1, inner 1, inner 2, inner 3, tada išeis iš šio ciklo, vėl grįš į tą išorinį ciklą ir vėl mums atspausdins outer plus 2, tada vėl eina į vidinį ciklą, tai vėl 3 kartus atspausdins tą inner 1, inner 2, inner 3, tada vėl grįš ir kartos tol, kol bus to išorinio ciklo sąlyga teigiama. Tai kai jau išorinio ciklo sąlyga nėra teigiama, šiuo atveju false, tada išeis iš ciklo. Tai galiu dabar paleisti. Taigi matome, kad gavome tokią atsakymą. Tai 3 kartus buvo atspausdinta outer ir į reikšmė ir atitinkamai prie kiekvieno išorinio ciklo buvo atspausdinta 3 kartus inner su j reikšme, tai tarkim turime outer 1 ir tada turime inner 1, inner 2, inner 3. Tada vėliau outer 2, tada būtų inner 1, inner 2, inner 3. Ir tas pats su ir 3. Tai čia apibendrinimas buvo išorinis ciklas vykdomas 3 kartus, o vidinis 9 kartus. Tai čia buvo trumpas toks supažindinimas su for ciklu ir jo sintakse, tai šiam kartui būtų tiek.